Aš esu Odeta ir kviečiu pasižiūrėti šios filmus. Filmas Balandį. Nina, tokia garsi ginekologė, akušerė, rizikuodama savo reputaciją, savo gerų vardu, slapta atlieka aborto procedūras. Patriarchalinė ir itin religinga visuomenė taip stigmatizuoja moters pasirinkimą, kad aborto procedūra atrodo itin gėdinga ir moteris net nedrįsta jos ieškoti, o kartais net neturi galimybių išvykti didesnį miestą jos atlikti. Sakartvelo režisierė magiškai nardina mus į tokią tamsų, lėtą, skausmingą realizmą. Aš kviečiu jį žiūrėti, nes kova už moterų reprodukcinės teisės ir sveikatą yra labai nedėkinga ir nepatogi, bet mes turim tai daryti. Armandas. Įtampa filme kyla nuo pat pirmos akimirkos ir nesibaigia iki pabaigos, o dar tam įspūdžiui sustiprinti režisierius įpina ir tokių choreografinių šokio intarpų arba kažkokio nevaldomo juoko scenų. Filmas yra drama, bet ne teismo, o mokyklos salėje. Norėčiau rekomenduoti šį filmą. Priežastys 3 ir jos kartojasi. Aktorė, aktorė, aktorė. Norisi tiesiog mėgautis jos meistriškumu, vaidyba, veido mimikomis, išraiškomis. Paukštis. Filmas pasakojamas 12-metės Beilės akimis. Jinai yra visuomenės pakraščio atstovė, o jos susižavėjimas yra nerami siela žmogus paukštis. Aktorius Francas Rogovskis, jis įkūnija tokią keistuolį draugą, su kuriuo kartu keliaujant kasdienybėje gali būti lengviau. Šis filmas sužavi visuomenės atstumtųjų teigiamų vaizdavimų, magiškų realizmų ir savo vizualumu.